Labas rytas, sveiki sulaukę naujos gražios. Labas rytas dar kartą. Šiandien ketvirtoji meditacija, čakrų meditacija, ir šiandieninė čakra yra vadinama priežastinė arba mėnulio, savojo mėnulio čakra, ir jinai yra truputį virš galvos. Labai nedaug, per pusę sprindžio maždaug. Ir šiandien mes dirbsim su ja. Jeigu turit kristalą, pasiruoškit. Aš turiu šiandien ametistą, labai gražų ametisto kristalą. Ir visą šitą energiją, visą informaciją, kurią mes šiandien rinksim, kaupsim, galėsim suinstaliuoti į mūsų kristalą ir pridėti prie visų kitų kristalų, kuriuos jau esam surinkę pirmų 3 meditacijų metu. Ir tik noriu priminti, kad rytoj susitiksim, kas norite gyvoj meditacijų dalyvauti, tai gyva meditacija bus 7 valandą ryto. Taigi, priežastinė arba savojo mėnulio čakra, ir keliaujam šiandien į ją. Užsimerkiam, giliai įkvėp ir iškvėp. Dar kartą giliai įkvėp ir iškvėp. Išgirs paukščių čiulbesį, varpų skambesį, vandens šnarėjimą. Tavo mintys nurimsta, emocijos nurimsta. Kūnas atsipalaiduoja. Savojo mėnulio